Sveiki. Noriu su jumis pasidalinti keletą minčių iš šios praėjusios savaitės, kuri buvo labai tokia neuro įvairi. Viskas prasidėjo nuo filmo Šaukiu, reikiu, keikiu apie Toreto sindromą. Ir vakar dar sudalyvau ir ADHD bendruomenės konferencijoje, kurioje buvo tikrai labai įspūdingų kalbų, žmonių, informacijos pasidalinimų ir tam tikrų dalykų, kuriuos, aš manau, turėtų girdėti, žinoti visi žmonės. Aplamai, vis tai turėtų būti dėstoma mokyklose, tai turėtų būti iš viso bendro išsilavinimo dalykai, kuriuos žinodami žmonės galėtų lengviau ir paprasčiau komunikuoti su įvairiaus tipo žmonėmis. Ir čia aš jau nebandau būti ambasadorium neuroįvairoviai, todėl kad didžiulė jos dalis tobulai maskuojasi, nešioja tobulą kaukę ir todėl ją yra labai sudėtinga atpažinti, bet savi mato savus. Ir tokios konferencijos, tokie filmai, jie padeda suprasti, padeda suformuoti tam tikras gaires mūsų mąstymo strategijose ir mes taiga pradedame matyti žmonės už jų kaukių, už tų nuostabių, tobulų apsimetinėjimo kaukių, kurios yra skirtos tam, kad žmonės galų gale nustotų girdėti kritiką, visokiausius ten priekaištus ir pasiūlymus dar labiau pasistengti arba kažko nedaryti, arba daryti kažką, ką daryti yra galbūt netgi neįmanoma. Tai pradedant nuo filmo apie Toreto sindromą, labai rekomenduočiau visiems jį pažiūrėti, nors tame filme yra keikiamasi, bet nežiūrint tai, mes neišvengsime keiksmažodžių visame gyvenime. Tad galime tiesiog priimti tai, kad tai yra toksai paturbintas, papipirintas filmas, kuriame yra rodoma kaip yra. Tai yra tikrovė, tai yra realybė ir kuo greičiau mes pradėsime žinoti, kad tokie žmonės egzistuoja šitame pasaulyje, tuo greičiau mes pradėsime savyje vystyti tą vadinamą užsienio arba kitokių kalbą savyje, kuri mums ir padės suprasti tuos kitus žmonės ir padės mums komunikuoti, padės mums bendrauti su jais. Kaip ir dažnai mėgstu sakyti, kad bendravimas tai yra bendrų sąvokų paieška ir atradimas, ir kai mes atrandame tuos bendrus dalykus, mes galų gale pradame jaustis vieni kitiems labiau artimi ir mažiau svetimi. Ir tai padeda mums rasti bendrus sprendimus, kurie patenkina visus. Taigi, visa tai, ką aš bandau jums pasakyti, yra apie bendrystę, apie draugystę. Ir ne vien tik tais bendrystė ir draugystė su kitais. Tai prasideda visų pirma nuo savęs priėjimo. Ir vienas iš didžiausių raktažodžių paskutinėmis savaitėmis mano galvoje yra toksai dalykas, kuris vadinasi kopriklausomybė.
Ir tai nėra vien tik tais apie kažkokius tai agresorius arba piktus žmonės mūsų šeimose, bet apie mūsų asmeninę rolę, tą kaukę, į kurią mes įlendame, kai mes norime būti patogus, priimti, mylimi, todėl kad nebūti žeminami, skriaudžiami ir atstumti. Ir todėl mes, kai pradedame vaidinti roles išoriai reikalingas, mes pradedame pamiršti save ir galų gale pradedame nebesuprasti, kas mes esame. Ir įsivaizduojate, mes gyvename šitame pasaulyje visiškai nežinodami, kas esame. Ir nežinodami, kas esame, mes bandome kurti santykį. Ir nėra labai jau svarbu, ar tai yra apie emocinius kažkokius dalykus, ar apie verslus. Nežinodami savo talentų ir nežinodami savo stipriausių savybių, mes bandome kažkaip tai šitame pasaulyje atrasti savo vietą, net neįsivaizduodami, kad ta vieta yra geriausia mums. Žinote, gėlės jos yra skirtingos. Vienoms patinka saulė tiesioginė, kitiems ne. Vieniems patinka daugiau vandens, kitoms ne. Vienoms patinka vienoks dirvožemis, kitoms kitoks dirvožemis. Ir žmonės yra būtent labai labai panašus į gėles, kaip sakoma Mažajam prince. Žmonės yra labai skirtingi. Ir ypač, kai mes pradedame gilintis į neurotipus. Kadangi vakar aš buvau ADHD konferencijoje, tai ten buvo labai daug įdomių temų būtent apie šitą temą, tačiau nemažai profesionalų, ten, gydytojų ir psichiatrų ir psichologų pasakė tokių užuomenų, kad kai yra gydomas ADHD, atsidengia nemažam procentui ir spektro bruožai. Ir tada galima iš viso pasijusti visiškai sulūžusių kažkokiu tai tenais brokuotų ir visiškai visuomeniai netinkamų, bet kai būni tokioje salėje, kur yra pilna tokių kaip tu, kažkaip tai jautiesi labai labai smagiai ir nuoširdžiai, ypač kai pradedi suprasti, kad tokių kaip tu nėra vienas ar du, ir ne 10, ir ne 20, o keli šimtai. Ir gal viskas nėra jau taip blogai, kai tokia minia dalinasi savo patirtimis, kaip jie lipa iš situacijų, kaip jie atsisako juos varginančių kaukių tam, kad atgauti save, kad atgauti savo energiją, kad galų gale galėtum pradėti funkcionuoti savo tam tikrajam autentiškam potenciale, be kurio mes negyvename. Mes atliekame kažkokias roles, mums primestas, kurias mes pasirenkame kaip ir dėl kopriklausomybės, kad galų gale nustotų mus drožti, kad galų gale nustotų mus kritikuoti, auklėti ir sakyti, kaip ir ką mes turime ir ko neturime, kad galų gale mus paliktų ramybėje. Žinote, kad ADHD vaikai vidutiniškai patiria 20 000 kartų daugiau visokiausių patikslinimų, paaiškinimų, kaip jiems reikėtų, kaip nereikėtų, pakritikavimų visokiausių,
ir patarimų neprašytų, kaip jiems reikėtų alsuoti, kaip jiems reikėtų nejudėti, ramiai sėdėti, kaip rašyti, ko nerašyti, ką daryti, ko nedaryti. Kai tau tai pastoviai kala į galvą, kad tu viską darai ne taip, ne ten ir ne čia, tai tu pradedi jaustis visiškai ne kažką ir galų gale tu pradedi ieškoti tų, su kuriais tau būtų ramu. Ir ne visada tai būna labai teisingos kompanijos. Ir kad jų išvengti, labai svarbu yra turėti teisingų draugų, su kuriais tau būtų gera ir ramu. Nes jeigu jų neturi, o žmogau, tai esi labai pavojingam sūkury, į kurį įsisukus galima įklimpti į labai sunkias bėdas. Bet vėlgi, tu neprivalai papulti į jas. Yra būdai, yra strategijos, yra palaikymas iš tokių bendruomenių, kurios turi daug patirties ir patarimų, kuriais jos gali pasidalinti. Tai vakar buvau toje ADHD konferencijoje ir galvojau, kiek daug žmonių turėtų išgirsti, kas joje yra kalbama. Ir tie, kurie vakar nedalyvavo, tie turi galimybę balandžio 11 papulti į sekančią konferenciją, kuri bus organizuojama Kaune. Daugiau apie tai bus kažkokios informacijos ADHD Facebooko grupėje. Jeigu dar nesate, tai būtinai į ją įstokite, ypač jeigu jums ši tema yra aktuali ir jūs gausite be galo daug informacijos apie sekančius renginius. Aišku, vienas iš didžiausių, nuostabiausių renginių artėjančių yra Debesų pievos festivalis, kur netgi 5 dienas jūs būsite tarp tokių, nes aš įtariu, kad į Debesų pievą atvyksta būtent šitas kontingentas. Neuro kitoks. Todėl tenais ir visiems taip gera, be kažkokių tai logiškų, racionalių paaiškinimų. Ir ten susirenka labai ypatingi žmonės, kuriuos įvardinti, kas tai per žmonės, kaip jie funkcionuoja, ką jie daro, yra gan sudėtinga, nes tai yra ne apie kažkokius tai loginius, strateginius dalykus, o apie širdį ir apie vidinius pasaulius. Galų gale išdrįstus būti parodytais, atskleistais. Ir tas visas nuoširdus, autentiškas pasidalinimas labai visus paliečia ir motyvuoja kaukes nusimesti. Ir būtent tai yra tas pagrindinis poveikis Debesų pievos. Vienas kito priėmimas, ir per tą vienas kito priėmimą mes pradedame visų pirma priimti save. Tai va, toje ADHD konferencijoje vakar buvusioje buvo labai toks pieviškas jausmas, kad esi tarp savų. Jeigu norite tai patirti, į konferenciją balandžio 11 kviečiu. Ir dar, balandžio mėnuo yra autizmo mėnuo. Tai yra, tą mėnesį visi kviečiami atkreipti dėmesį, pasidomėti šią temą, pasigilinti ir galbūt jinai liečia tave daug labiau negu tu įsivaizduoji. Todėl, kad kai tos kaukės ima kristi, pradedi matyti, kiek daug žmonių su jomis vaikšto. Sekantis dalykas, ką irgi norėčiau įkišti į visą šitą klipą, tai žinia,
jog kovo 21 diena yra diena, kai žmonių su Dauno sindromu aktualijas mes minime. Ir tą dieną visus kviečiu apsimauti 2 skirtingas kojines ir nusifotografavus jas įdėti į Facebooką, rodyti, kad yra labai normalu ir drąsu būti su 2 skirtingų spalvų kojinėmis ir kad pasaulis nepasibaigia dėl to, kad kojinės yra skirtingos. Nors neurotipiniams tai labai didelis iššūkis ir jiems atrodo čia labai didžiulė klaida dėl to, kad kojinėse yra skirtinga spalva. Tai va, kas nesate patyrę, visus kviečiu patirti ir tai, ir išreikšti palaikymą tiems žmonėms, kuriems tai yra labai svarbu. Ir tuo pačiu jūs atrasite savyje tą visą drąsą būti truputėlį kitokiais tą dieną. Pagrindinis skirtumas bus 2 skirtingų spalvų kojinės. Atsimenu, kad darbe aš parodžiau savo kolegai vienam, kad esu su 2 skirtingom kojinėm ir jį apėmė akivaizdi panika. Jis sako, aš nežinau, kaip su tavim kalbėti dabar, matydamas tokį akiplėšišką pasirinkimą dėvėti 2 skirtingas kojines. Ir po to laiko jis pradėjo manęs netgi vengti savotiškai. Aš labai apsidžiaugiau, tai reiškia, aš išvengiau daug nuobodžių, nereikalingų pokalbių apie orą, apie ką aš veiksiu, ar ką aš valgiau. Tai yra labai geras pasirinkimas atfiltruoti tokius žmonės. Ir tada lieka daugiau laiko knygoms arba tikriems pokalbiams apie tikrus, svarbius dalykus. O kai papuolė į tą visą didelį ratą tarp savų, nutinka daug nuostabių vidinių pokyčių. Atsiranda drąsa būti savimi. Atsiranda drąsa nagrinėti ir draugauti su savo visokiom ten netobulybėm, klaidom. Praeina noras save keikti, menkinti, kritikuoti. Nes kai taip elgiesi, darosi labai sudėtinga kvėpuoti. O kai pradedi atrasti tą draugystę, tiek su savimi, tiek su kitais, nutinka nuostabus pokyčiai vidiniai. Ir jų yra verti visi, kurie išdrįsta juos savyje atrasti. Ir kaip Jėzus yra sakęs, ieškokite Dievo karalystės, o visa kitka bus pridėta. Ir aš turiu didžiulį įtarimą tame, kad kai esi tarp savų, kai esi tame didžiuliame savų draugų rate, burbule tame, pasaulis pasidaro labai svaigus netgi be svaigalų. Pasidaro beprotiškai smagu būti tame jausme, dalintis crazy mintimis, planais, idėjomis ir rasti tiek daug palaikymo, netgi kai nežinai vardų tų žmonių. Tai yra labai smagu. Todėl šitą patirtį jūs ir kviečiu. Tai nuo pradžios, kovo 21 diena su žmonių su Dauno sindromu, kurią mes visame pasaulyje minėsime. Balandžio mėnuo yra apie autizmą, todėl galite visą mėnesį nešioti 2 skirtingas kojines. Galite nusipirkti tokį cilindrą ir vaikščioti su juo į darbą ar dar kažkur, tai į susitikimus su draugais ir giminaičiais. Labai nuostabus patarimas bus.
Ir nepamirškite balandžio 11 atvykti į konferenciją. Ir kai jumise išlaisvės visi tie dalykai, tada jūs būsite pasiruošę atvykti į Debesų pievos festivalį, kuris vyks birželio 24-28 dienomis, kuriame bus daug įvairių nuostabių žmonių. Iš širdies į širdį savo patirtimi besidalinančių. Ir tas autentiškumas, tas tikrumas, tai ir yra ta gydomoji jėga. Ta tokia tikra, autentiška, natūrali, dieviška, kurios paprastai negausi per jokius online renginius. Jie nutinka tik tais, kai susitinka tikri žmonės su tikrais. Save nuo kaukių išlaisvinti ir drįstančiais. Tai tiek. Tai jeigu jautiesi, kad esi vienas iš tų kitokių, žinai, kur mes galime susitikti dabar, ramios nakties linkiu.